įsivaizduoja šitą praeitį ir palieka mums tos škicus, vadinamosius vaizdus. Tai pirmiausiai jis fotografuoja taip pat labai taip pagal tam tikrą schemą. Tai pirmiausiai jis mums palieka dvaro visumą, tai yra eksterjerą ir interjerą vaizduoja, po to jau jų gyventojus ir tik tada, kai nutapo išorinius jų portretus, leidžia tiems savo veikėjams šiuose knygelėse gyventi, judėti, kalbėti, valgyti, keliauti, svečiuotis, švęsti ir mylėti. Na, tie vaizdeliai yra dar, tai yra taip pat visos buitinės prozos pagrindinė savybė, yra nepaprastai sutelkti į detalę. Detalė yra labai svarbi. Tiškevičiaus todėl palikti dvarų aprašymai, tai yra tarsi dvarų inventoriai, galėtų pasakyti istorikas, tai yra kažką panašaus skaitai ir jauti. Na ir Tiškevičiaus plunksna labai atidžiai, labai breigeriškai, kaip tie olandų meistrai, todėl kad ir apibrėžia šitą buitinį dažnai yra literatūra, kaip tik vadinama breigeriška proza arba olandiška proza. Jisai tiesiog mums fiksuoja viską labai detaliai. Tai yra dvaro pastatus, sodą, parką, tvenkinių išvystymą, įvairias eksterjero detalės. Jis sodina gėles, visada nurodo, kokios dvare jo prašytame dvarelyje auga medžiai, kokios gėlės, visada gėlių rūšys. Na, viduje dvaro yra dar didesnė, tada dar daugiau prisodinta įvairiausių smulkmenų. Tai mes ten tarsi vaikščiame, skaitydami Tiškevičiaus knygeles po dvaro vidų. Mes matome kambarių išsidėstymą, matome tapetus, baldus, kas pastatyta ant židinio, netgi skulptūringai vardinamos ant lentynėlės išdėstytos skulptūrėlės, jau nekalbant apie portretus. Žodžiu, tai yra tikrai istorikui, tai yra paprasta tokia dovana ir viską matai vaizdais, netgi jau tik kvapą kartais, nes visada parašo, kuo pabarstytos grindys, ar arealais, ar kėnių spygliais. Žodžiu, tai su tokia nepaprastai, tikrai istorikui, dargi archeologui būdinga atidatai daro. Na ir jo pirmieji tie recenzentai, kaip sakiau, kurie jo kūrybą analizavo laiškuose jam, labai vertino kai kuriuos jo vaizdus mums paliktus. Tai visi vienu ypu sakė, kad pats įspūdingiausias paliktas aprašymas tai yra dvaro šeimininko kabineto, vadinamosios kanceliarijos. Tai yra toks vieta dvare, iš kurios vykdavo visas dvaro valdymas iš tikrųjų. Na ir aš straipsnė, kuris bus įspausdintas šiais metais galbūt leidinėlyje skirtame Tiškevičiui, ir jūs galėsite tą citatą paskaityti, aš išverčiau tą vaizdelį. Tačiau jums dėl to, kad pajustumėte tą Tiškevičiaus plunksną, ir šiandien aš keletą pacituosiu tokių fragmentų, tai aš pasirinkau kitą, nemažesnį mano galvą įspūdingesnį fragmentą, kur Tiškevičius aprašo dvaro virtuvę. Ir štai tai yra iš knygelės Ponas Poroščia, būtent apibrėžta. Milžiniškas virtuvinio kamino ugniakuras apšvietė didžiulį oficinos kambarį, kuriame bruzdėjo marga žmonių minia. Tarnai bėgiojo tarsi nuplikyti ir kiekvienas šaukė, kad atvažiavo svečiai. Greta angliška virtuvė, kur buvo gaminama vakarienė ponams. Ten balano šviesoje senasis motiejus į pusgaminį dėliojo kotletus, užpildamas juos aviečių padažu. Grindų nėra, visur nešvaru ir aprūkę. Ant ilgo stalo išdėliota mėsa ir žuvis, po stalu narvuose kudarkuoja vištos ir burbuliuoja kalakutai. Ant stalo krašto stovi sidabriniai sriubos vaza, tuoj neš į stalą. Virėja šaukia ant savo parankinių, liokajai rėkia ant virėjo, ekonomiai pykstasi su vaktininku, o medžioklis maitina skalikus ir pultus. Visi vienu balsu arba staugia, arba niurska. Prie židinių šildinamėse verkia keli našlaičiai. Čia kambarinė bėgo laidynės. Iš jos šaiposi išsipuošęs bufetininkas, garsiai sėdėdamas ant suolo ir mosikuodamas kūnus. Prie durų knarkė pasiuntinys, atnešė žinią, kad Viltūvo rytinės bus penktadienį. Iki pietų turi grįžti namo. Sargas atnešė ryšulį malkų ir su trenksmu numetė ant žemės. Gretimame kambaryje girdėti atvykusių žmonių juokas ir balsai. Visą tai darė tokią keistą harmoniją ir tai prieštaravo virtuvės tvarkai, kad nieko ten negalėjau išklausinėti. Ir išeidamas pagalvojau savo, kad jeigu toje lietuviškoje virtuvėje būtų įdarbintas virėjas vokietis, tai jau kitą dieną įsikraustytų iš proto. Na, jau šis citata rodo, kad
Tiškevičius tas detalės stengiasi užfiksuoti. Žodžiu, jisai rašo tokiais, kaip ir pridera tais vaizdais. Visos tos detalės, ta prasme, kaip, kad ir tie kotletai, kurie užpilami aviečių padažu, čia yra ne šiaip. Jis tarsi nori išsaugoti ir pasakyti, kad būtent tokio padažu yra užpilami tie kotletai. Arba ta angliška ponų virtuvė, kur yra šalia paprastos virtuvės. Šitos detalės yra ne šiaip rašyta, čia ne tik literatūra. Na ir dar skrupulingiau jau visiškai jisai vardina dvaro gyventojus, kaip jis vadina juos namų ministerija visą. Na tai tuose aprašymuose yra labai ryškus tie veikėjai, tai yra ir kunigas kapelionas, ir muzikos metras, ir bibliotekininkas yra, ir dvaro gydytojas, ir kavininkė, tai yra moteris, kuri specialiai atsakinga už kavos virimą. Ir vaistininkė, kurie priežiūrė buvo ne tik vaistinėlė, bet taip pat ir alkoholinių gėrimai. Tai yra stalo panelė, tai yra dar viena pareigybė dvare, kuri buvo atsakinga už stalo serviravimą ir apetinius šeimininkės baltymus. Tai speciali moteris. Ir aišku, panelė rezidentė. Na, rezidentai, tai yra išskirtinis herojus visos beletristinės kūrybos. Tiškevičiaus tai yra ypatingas žmogus dvare, tai yra žmogus, kuris gyvena dvare dėl draugystės su šeimininku. Tai yra buvę jo bendražygiai, draugai, bičiuliai, kurie praradę dėl tam tikrų aplinkybių savo dvarus, jie neturi jokio turto ir tokie yra vadinamieji dvaro įnamiai, tačiau labai garbūs. Turėti rezidentą dvare iš tikrųjų buvo didžiulė garbė ir Tiškevičiaus kūryboje tokių rezidentų yra aprašytas ne vienas, čia matėte paveikslėlius kelis. Ir tai buvo ypatingi žmonės, kurie ir Tiškevičius ir visą to metų visuomenė teikė didžiulį dėmesį. Visų pirma, tai buvo tam tikra žmonių grupė, kurie buvo prileidžiami labai arti jaunimo. Nes tai buvo žodžio pagalba, pasakojimas tų žmonių apie praeitį, apie istoriją, apie jų dalyvavimą toje istorijoje. Jaunimui buvo perdodama tarsi kažkokia tautosaka, žodiniu būdu buvo perdodama istorija. Šitie žmonės iš tikrųjų Tiškevičiaus kūryboje ir ne tik jo yra labai svarbus, kaip labai svarbi yra Eustachijos Tiškevičiaus kūryboje moteris rezidentė. Tai panelė rezidentė, panna rezidentka arba panna respektova lenkiškai. Tai yra dar viena ypatinga dvaro neskiriama dalis, tai yra įnamė, kuri irgi bajūraitė, neturtinga bajūraitė, kuri gyvena dvare dėl kompanijos poniai. Tai yra dirba, kaip sakydavo, panele, kompanijone, dėl bendravimo tiesiog. Na ir jau gyvenimo pabaigoje Tiškevičius parašys, mano galva, tikriausiai patį gražiausią kūrinį savo, tai yra apsakymą Panelės rezidentės užrašą. Tai yra nepaprastai gražus kūrinėlis apie visą tos vienišos moters tokią sudėtingą gyvenimo situaciją. Ir akivaizdu, kad Tiškevičius, neužmirškime, pats tapo irgi rezidentų Biržuose. Tai ta, žodžiu, tokio autobiografinio momento yra labai daug, kaip ir apskritai gal bus dar progos grįžti tą vienatvės problemą, analizuojama kūryboje labai plačiai, labai ryškiai. Tai va, ir be visų šito, žodžiu, eksterjero, interjero detalių, čia nėra galimybės jų pateikti kaip nors dar laiko stokos, bet dar yra prašyti ir tokie dalykai kaip svečiavimas, šventimas, keliavimas, skaitimo, šokių, namų teatro, stalo ir valgymo kultūra. Na, aišku, apie valgymo kultūrą, tą paskutinį po Antušo ir Kardo bajoriško gyvenimo pastilioną, Tiškevičiaus kūryboje yra itin daug duomenų, kadangi tai kulinarija be abejonės buvo viena įdomiausių jom gyvenimo aistrų ir privykstant akivaizdžiai teatrai, jau kitai dar vienai aistrai, iš tikrųjų labai daug yra duomenų apie tai, kas valgė, kaip valgė, su kuo valgė, įvairiausių įvertinimų Tiškevičiaus apie vyną, kavą ir apskritai apie viską, tai iš tikrųjų labai tokia istorikam kulinarijos irgi svarbi yra literatūra ir būtent palikti duomenys. O man dar yra gražus, dėja tik rankraštyje likęs, neįsmūstintas jų darbas, skirtas Janui Šikleriui. Gal nedaug kas žino, bet tai buvo garsiausias tuo metu virėjas.
kuris 30 metų paskutinių savo gyvenimo metų praleido Vilniuje, čia Vilniuje. Ir akivaizdžiai Tiškevičius ir valgė jo gamintus patiekalus, jis buvo samdomas virėjas į dvaruose, jo išmonė buvo nepaprasta ir jisai paskiria parašo jam nekrologą, tai gražų, tai jis yra irgi šioje knygoje bibliotekoje, ko čia tik nėra, tas nekrologas ir jisai tikrai yra labai dera prie visos Tiškevičiaus biografijos.